Dabar rimtai pabazarinsim, kol Hardas negirdi. Ko tu ten jį vis girdai, kad jis tavo subinę gelbėja? Taip neturi būti, supranti apie ką aš? Ne. Nesupranti. Tai čia neturi būti, aišku? Kaip Richardas pasakys. O čia ne Richardo sodyba. Čia yra mano draugo sodyba ir bus taip, kaip aš pasakysiu, aišku? Imk štuką eurų. Ir dinki kokį nors miestelį, Molėtus, Plungę, ten Palangą. Sėdėk motelėje, Hardui pasakysi, kad tu jam nenorėjai trukdyti. Aišku? Aišku. Palauksi prie miškelio, mes tave pamesim iki miesto. O dabar rinkis manatkės ir valink iš čia. Pinigus paimk. Nereikia man pinigų. Tai nors ačiū gal pasakysi, ne? Galiu eit? O, žiūrėk, maladėts, klausė. Davai, valink iš čia. Kas čia turi rinktis manatkės? Atsargiai, tu gal prisės geriau. Tu gal geriau man papasakok, kas čia turi susirinkti manatkės ir dingti iš čia. Hardai, tai visiems bus geriau. Kas geriau? Nu kas, mes čia kūrėm planus, strategijas. Ta šmėkla čia klausosi, vaikšto. Mums jos tikrai nereikia. Tai ką jūs čia nusprendėt Godą iškraustyti? Cichare man miegant? O tai ką nemiegant? Bijot? Mes pagalvojom, kad tai bus geriau. Koks jai skirtumas, kur laukto paso. Ir tu taip galvoji? Nu, jinai mums tik nelaimės neša. Ir šiaip žiauriai durna pykti su kriminaliniu biuru. Ta prasme, jeigu čia jie ras. Nu, Spydos sodybą apšviesim. O ką jūs čia planuojat daryti? Lavonus pakasinėt? Nu ne, bet pašalinis žmogus. Jo, pašalinis tik dėl to, Hardai. Man ne pašalinis. Kaip suprast? Va taip suprast, sakau, man ne pašalinis ir rišam bazarą šitą. Atsigeriam kavos geriau. Nu, tai kviesk ją, tegul padaro. Tai gal patys pasidarysim? Gerai, nu padarytum. Nu ir kas? Na, ar viskas pabaiga? Aš kiekvieną dieną su mašina važinėjęs, už tai mane ruošės bausti. Maršrutas Vištato namai ir už miestą. Užtrukot kelias valandas. Kur lavonus padėjot? Nežinau, apie ką jūs. Tai tu nepažinojai Vištato? Nu ne. Ar nebuvo tau skolingas? Gal
Nežinau. Čia Bušinsko reikalai. A, tu netvarkė jo reikalų? Jeigu būčiau tvarkęs, čia nesėdėčiau. Tvarkuoji. Belieka jūsų kolegos Štikano paklaus, ką jis apie tai galvoja. Ai, tikiuosi suprantat, kad šito teismui užteks, kad leistų jūs keliam mėnesiams sulaikyti. Aš dabar dirbu. Yra naujienų, gali minutėlį. Kas per naujienas? Bet čia viskas aišku, kas iš skolininkų mentos užsiundė ant Gabrio. Jei babkių pavarys, tai ir pasodint. Pasodins? Už ką jis nieko nepadarė? Tai tie, kurie nieko nepadaro, nurauna daugiausiai. Gal nenusišnekė gerai? Ja, bet tai kaip čia, žinai, dirbti neišeina. Urbanas nori skolą atiduoti, bet sako, Gabriui tik tai į rankas atiduos. O jisai sėdigi. Daug. 2 štukių. Tegu man duoda. Ne, nu tai sako, tik tai Gabriui į rankas duos. Duokit adresą. Štikano pasiūsiu. Jūsų niekas nebijo. Nepažįstamas numeris. Duokit adresą. Nu, ko tylit? Adresą nežinom. Bet gal neskubam, ką be Gabrio daryti, ką? Atsiliep, gal skolininkai. Atsiliep, ko tu bijai? Autoatsakovas atsijungs. Kas? Autoatsakovas atsilieps. Sveiki, čia Julika. O, Štikanai. O mane rodys? Kas? Nu, autoatsakovas. Ne. Negalima padaryti, kad rodytų. Nu, čia balso paštas, nu, kalbėkit atspaus. Ką? Signalas turi būti. Lemba, tu vėl katiną įleidai, nu tik. Ko tu kvieti, nu depilės, pirk jam. Pirk, sakau. Pabaigtų balsą įrašyti. Tai ką sakyš? Kalbėkit po signalų. Ta? Ta. Atik užmušiu. Kalbėkite po signalą. Julika, čia Gabris. Gabri? Gabri, čia tu, Gabri. Gabri! O Dieve, tave paleido? Ne, mane presuoja ir stipriai. Turi mane ištraukti, supratai? Tu paskambink apylinkės seninui, jisai žino, kur kas gyvena, kaip susiaurins paieškos ratą. Gabri! Alio! Gerai. Tvarkoj. Na ką, pradėsim? Ką darai? Skambinu, gal nieko šiandien nespėjau pasakyti. Baik! Negalima, tai jeigu jis dabar mentūrius sėdė šalia mentai. Sudeginsi. Kai jis galės, jis pats paskambins, dabar aiškiai pasakė. Ištraukit. Kaip? Čia reikia važiuoti su žmonėm, kalbėtis, susitikinėti. Važiuojam. Ištrauksim Gabrių. Ir greitai varykit, dar po to nekaltą pasodins. Julika, klausyk, aš galvoju, čia gali reikėti babkių. Ir nemažų. Ne, tai vis dėlto tai tikrai nesijaudink, jau dėl Gabrio aš viską padarysiu, viską, šitą namą parduosiu, viską. Tu žinai, man atrodo, tu esi verta jo. Taip, žinai, rimtai tai sakau, be bairių. Jo, gaila, kad jis
kažkaip tavo žodžių dabar negirdėjo. Išdūšius. Respektas. Julika, neskambink. Viską sugadinsiu. Kur toliau? Ai, sugadino man nuotaiką. Davai nuvažiuojam, man taškius naujos pažiūrėti. Naujos? Nuliovas tipo? Nu, ne nuliovas, bet kokios geresnės negu šitas triperis. Davai. Vo. Ne, šitą per brangiai biški. Žiūrėk, kiek praėzdas pažiūrim. 1,36, ne? Gal reikia. O benzininė kokia? Davai, va šitą nieko, ne? Šitą gera. Bet davai tavo vardu įmam, iš manęs antstolį gali atimti. Gerai. Šitą va, ne? Davai, varom. Išvažiavo. Ačiū, kad užstojai. Tai aš save užstojau, ne tik tave. Kas čia? Iglė skambino kelis kartus. Vėliau perskambinsiu. Žiūrėk. Kas čia? Iš kur jie? Iš slapto Šarkio buto, kur tu lankydavaisi. Paėmei? Taip. Žiūrėk, čia turbūt tavo vardas ir pavardės pirma raidė. Čia apie tave kažkas? Nežinau. Atneš kompo, pažiūrėsim. Alio? Labas, kažkas atsitiko, radau praleistus. Richardai, kodėl tu man melavai? Kodėl tu sakei, kad nesusitikinėjai su Goda, jeigu su ja buvai pas seserį svečiuose? Nenorėjau tau nuotaikos gadinti, nes tu kažkaip liguistai reaguoji. Liguistai? Tu taip kalbi po to, kas tarp mūsų įvyko? Negi aš tau tiek mažai tai reiškiu, kad tu man meluoji kaip kokiai durniai. Iglė, nu ko tu parinėsi? Atvažiavau pas Evą, ten tėvai buvo. Goda sėdėjo mašinai, Eva nuėjo, ji kalbėjo Goda užeiti vidų ir tiek. Sėdėjo mašinai? Ką jinai veikia tavo mašinai? Ašgi sakau, sėdėjo. Eva jos pagaila. Čia sesers sprendimas, ne mano. Ir iš vis nematau čia jokios problemos. Iglė. Alio. Taip, klausau. Tugi žinai mane, aš daug ko nepasakoju. Kas yra tarp tavęs ir Godos? Aš noriu padėti spręsti Godai problemas. Jinai jų turi, dafiga. Vadinasi, jinai tau rūpi? Jinai tau svarbi? Supratau, ačiū už atvirumą. Padarė išvadas ir išjungė. Per mane vienos problemos. Tik tu neskubėk daryti išvadų. Gerai, pažiūrim. Kur čia kompaktas kišasi, kas čia per nesąmonę? Aš nežinau. Gerai, paprašysiu, kad kitą kompą atvežtų. Tam kompaktė gali būti mano byla. Tiek tikra, tiek agentūrinė. Tai gerai, išsiaiškinsim rytoj.
Mes turim ko nors valgyti. Padarysiu toj, ką nors. Omletas tiks? Tiks. Aš vieno dalyko tau nepasakiau. Tiksliau nebuvo kada. Kokio? Nu, man grįžtant iš miestelio, prie mano akių nutrenkė tokį vaikinuką. Aš nežinau, ką daryti. Tai įjungiau telefoną ir iškviečiau greitai. Negalėjau kitaip pasielgti. Liko gyvas? Komų išvežė. Bet o kaip tu manai, jie gal neseka manęs pagal telefono vietą? Taigi 6 valdyba. Ten šalia yra elektroninės žvalgybos biuras. Tokiem kaip Šarkys užtenka koją duris atsidaryti. Tai tada blogai. Man reikia dingti iš čia. Kur čia tas įvyko? Toli? Už 2-3 kilometrų. Arti. Bet aš negalėjau kitaip. Suprantu. Tai ką daryti dabar? Reikės pavežioti telefoną. Ta prasme, skirtingose vietose. Įjungti, išjungti. Tada nuvežti kokį 50 km nuo čia ir numesti miške. Tegu ten braido. Gerai. Nu štai, ką, nu tu visai debilas, aš nesuprantu, nu aš tau dar kartą aiškinu, Gabris prašo įtraukti. Tu jeigu tu ten esi kažkaip prisidėjęs, ar nežinau, nu, tai tu slėpkis, nu, nes jeigu mentai tave pamatys, nu, taigi ir sugaus, taigi viskas sugadinsi. Palauk, pas mane mentai, aš tau perskambinsiu. Labadiena. Viktoras Bazilevskis, kriminalinis biuras. Aš tave žinau. Ko nori? Tos mašinos raktelių. Neduosiu! Pone Bašinskienė. Pone Bašinskienė. Kol neapžiūrėsiu mašinos, tol jūsų draugas sėdės pas mus. Būkit protinga. Nereikia nieko komplikuot. Apžiūrėsit ir paleisit? Taip. Tai Gabrielius nieko nepadarė? Įtarimai nepasitvirtino. Tai kam prie mašinos lyst? Narkotikai, ginklai. Jūs galvojat, kad ten yra narkotikų ir ginklų? Mes turime įsitikinti. Net čia visiškas absurdas, ten tikrai nieko nėra. Tuoj! Va, prašau, mašina, žiūrėkit. Kas? Raktą. Ai. Šau. Palaukit.
Ką jūs daro? Kur čia važiuoji? Vežu mašiną ekspertizijai. Kokiai dar ekspertizijai? Taigi sakai, tik tai apžiūrėsi. Ten ir apžiūrės. Ne, palauk, tu tikrai negali taip išvažiuoti, taip be nieko. Tai tu man turi kokį papirėlį duoti. Palauk! Palauk! Gerai, Julika, jo. Nesiparink, Julika, viskas bus gerai. Nu, iki. Skalnu. Klausyk. Julika sakė, mentai mašiną ekspertizį paėmė. Taip, žinai, naglai, taip atvažiuoja, čia, mes mentai. Sako, bet įlipsim, tik tai pasižiūrėsim. Ras atsisėdo už barankės ir nuvažiavo. Susidai? Konkrečiai presuoja. Nu, bet įdomu, žinai, ką jie ten vežė toj mašinai. Einam? Einam. Va, į kitą pusę. Tu žinai, aš girdėjau, čia buvo štai, kana pirma kačialkė, žinai? Man sakė, kad čia padangas laikė. Ja? Nu, tu žinai, ir padangas, ir kačialkė universalas. Gal reikėjo kažkokį beldimą susitart, ant įspūgos sėdi, žinai? Kažkas krebžda. Kas? Robertas Plentas! Ir Jonas Šalygatvis.